Žodis pasaulis, visa tai, kas po saulė. Ir mes prašome būti nuo pasaulio šio toli, ten, kur dangaus namai mėly. Taip ir raštas ragina, mąstykite apie tai, kas aukštybėse, ne tai, kas žemėje. Ir dažniau pamastykime apie tai. Taip, tačiau kol kas mes esame šioje žemėje ir susidurėme su žemiškais dalykais, žemiškomis problemomis ir žemiškais liūdesiais ir žemiškais džiaugsmais. Ir kokie tie žemiški džiaugsmai bebūtų, jie vis vien tokie yra gana trumpalaikiai. Jie greitai nublėsta, praeina. Ir štai dar tik prieš kelias dienas čia tiek daug fejerverkų, saliutų skambėjo visoje Lietuvoje, mieste, visame pasaulyje. Jūs sveikinote kitus su naujaisiais metais ir turbūt patys buvote sveikinami ir žinutės siuntė, gal ir telefonu skambino, ir per Facebooką, ir kažkas galbūt ir šiandien dar išgirdote pasveikinimą. Ir štai čia skambinau užsiregistruoti ten pas gydytoją, sakau, su naujaisiais metais, atsiliepė, alio, taip piktai, sakau, su naujaisiais metais. Ir jūs su naujaisiais, iš karto balsas pasikeitė, taip maloniai nuskambėjo, tarsi kitas žmogus jau po to kalbėtų. Taip, tai suteikė tam tikrą tokį trumpalaikį džiaugsmą, atrodytų tokią palaimą. Tačiau praeis kelios dienos, kelios savaitės ir jau niekas nebesakys savo sutiktajam žmogui su naujaisiais metais. Tie naujieji dabar, kaip vadinami naujieji, jie tamps dar vienais eiliniais metais. Tokiais kaip ir prieš tai buvę. Gyvenimas toliau eis savo įprastą vagą. Ir to, kas dar visai nesenai buvo nauja, tarsi visai ir nelieka. Ir tik tai rašydami datą mes vietoj skaičiaus 2024 rašysime 2025. O ir mėnesiai vėl tie patys kartosis, ir dienos tos pačios kartosis. Ir štai čia šią savaitę jau į Palangos polikliniką suregistruoti pas gydytoją ir iš karto praėjimo toksai didelis toksai stendas padėtas, parašyta dideliam raidėm, mes atsinaujiname, vyksta atnaujinimo darbai, atsiprašome už laikinus nepatogumus. Nes gavau kvitą, žiūriu, kažkaip kitas aukštas, kitas kabinetas gydytojas visai, visos lubos išardytos, bet jau kiti kabinetai išdažyti, jau atremontuoti, tokie nauji. Įeini į tą kabinetą, taip atrodo nauja viskas. Tačiau štai gydytojai dabar priiminės pacientus atnaujintose kabinetuose. Tačiau kas nuo to pasikeitė? Žmonių problemos lieka tos pačios, žmonės ateina su tom pačiom lygom, gydytojas sėdi tas pats, chalatas tas pats, tik tai kabinetas kitas. Ir po kurio laiko žmonės besilankydami tame jau vadinamame naujame kabinete, greitai ir nebeatsimins, kad tai yra naujas kabinetas. Jis vėl taps įprastu senu kabinetu. Tarsi vėl viskas sugrįžta atgal, vėl kartojasi tas pats ciklas. Ir taip, ko nebeveik viskas, kas tam tikrų momentų atrodo yra nauja, galiausiai pasensta, tampa seno ir jau norisi kažko tai vėl atnaujinto, vėl kažką atnaujinti. Įsigyji naują automobilį, atrodo naujas, o praeis 10 metų, jis jau senas ir vėl galvoji apie naują. Ir atrodo nieko nėra kažko tokio naujo, kas tikrai išliktų nauja. Nebereikalautų širdis, dūšia iš vidaus vėl kažką tai būtinai atnaujinti. Ir štai Saliamono išmintis sako mokytojo knygoje, kas buvo, tas vėl bus, kas įvyko, tas vėl įvyks, po saulė nieko nėra naujo. Kartais apie kokį nors dalyką sakoma, žiūrėk, tai šis tas nauja, betgi tas dalykas jau buvo šimtmečiais prieš mus. Taip, tie patys fejerverkai, tie patys saliutai, kartais sėdi taip filosofiškai mastai, o iš tikrųjų, kodėl visą tai darome, kodėl tai čia tuos fejerverkus šaudome? Dėl to, kad tradicija tokia, kad taip visi tiek metų darėme, bet ar yra kokia nors gilesnė, rimtesnė priežastis, kad tikrai dabar turiu džiaugtis, kad dar vienais metais pasenau ir kad vienais metais mažiau liko gyventi. Ir pagalvoji, nelabai randi to kažkokio tai gilaus džiaugsmo. Iš tikrųjų, po saulė nieko nėra naujo ir skamba taip gana pesimistiškai atrodytų, nesinorėtų tokiai pesimistiškai nuotaikoje ir gyventi po šią saulę.
Ir tikrai ar įmanomas toks dalykas, kad kažkas būtų tokio naujo, kas jau niekad nebepasentų. Kažkas tokio naujo, kas visada džiugintų širdį, kas niekada nebepabostų, nesakytum, jau paseno, nusibodo, norisi vėl kažką tai naujesnio. Ir kaip skaitant Saliamono žodžius, tie žodžiai po saulė, nieko nėra naujo, pamastytume, o gal kažkas tai tokio egzistuoja ne po saulė, kažkur tai toliau, už to po saulė ribų. Nes tas žodis po saulė, taip mes lietuvių kalboje turime itin gražų žodį, pasaulis. Tai ir tai, kas vyksta šiame pasaulyje, po šią saulę. O tai, kas ten toliau, anapus, dažnai žmogus ir nesusimasto. O mes giedame giesmėje, būt nuo pasaulio šio toli, padėk žvelgti aukštyn. O kas ten toliau? Kas ten toliau gali būti paruošta? O gal kažkas tai iš ten galėtų būti man suteikta čia žemėje, kažkas tokio naujo, kas nebepasensta, nenublėsta, nepraranda savo vertės. Ir iš tikrųjų visa tai, kas tik egzistuoja, neapsiriboja vien tuo, kas yra po saulė, kas yra šiame pasaulyje. Taip, materialistinis žmogus mąsto, tiki, kad viskas, kas egzistuoja, yra tik šiame pasaulyje. Tai, ką mes galime pačiupinėti, paliesti, paragauti, atsikasti, išgirsti. Tačiau iš tikro, kaip raštas sako, egzistencija yra daug platesnė sąvoka. Yra egzistuoja ir tai, ko neapriepia šis pasaulis. Ir kaip tikintys žmonės, kaip krikščionys, taip mes tikiu kiekvienas tai suprantame ir pripažįstame. O gal mes leidžiame savo kartais primiršti tuos neįkainojamus tikruosius naujus dalykus, ateinančius jau ne iš šio pasaulio, tai patys atimdami iš savęs ir tikrąjį džiaugsmą, ir tikrąją motivaciją gyventi išties palaimintą, išties pergalingą gyvenimą. Nes jeigu viską sutelkime tik į šį pasaulį, taip laikina, atrodo, kam ta visa ta karuselė, tas ciklas, taip jau pabosta, taip pabosta. Ir taip tenka kartais išgirsti iš pagyvenusių žmonių, kurie sako, man jau nusibodo čia šioje žemėje. Jau pavargau jo šioje žemėje nuo to gyvenimo. Taip, jaunimas taip nemąsto, jau kaip jaunimas galvojame, tai dar čia tiek daug nuveiksiu. O kai matai, kad tam smėlio laikrodyje netiek jau daug galbūt ir beliko, ir žiūrėk, kitaip pradedi mąstyti, filosofuoti. Galbūt tikrai mums vertėtų dažniau prisiminti ir apmastyti tuos naujus dalykus, kurie niekada nesusidėvi, nepasensta, kurie nepraranda savo išties neįkainojamos vertės, nes jie ne iš šio pasaulio, nes jie yra amžini, nes jie yra iš paties Dievo, iš paties Kūrėjo. Ir visą tai, ko mes šiandien spėjome pasigrožėti, gražių, naujai iškritusių, taip gausiai iškritusių sniegų, matyti vienas kitą, žiūrėti kokie net ir žiemą, štai žaliuoja augalas. Visa tai yra gražu, puiku, bet viso to neegzistuotų mums, jeigu mes iš viso patys nebūtume atėję į šį pasaulį. Su mūsų fiziniu gimimu mes atėjome į šį laikiną pasaulį ir susidūrėme, viskas mums buvo nauja, viskas nauja. Ir iki šiol mes kažką tai naujo vis pažįstame gyvendami šioje žemėje, kas galiausiai vėl tampa sena. Tačiau šis fizinis gimimas tai laikino gyvenimo šioje žemėje pradžia. Ir nuo pirmos gimimo dienos mes imame skaičiuoti kiekvienus pragyventus gyvenimo metus, todėl ir gimtadienius turime, ir turbūt nesutiksi žmogaus, kuris sakytų, oi, užmiršau, kiek jau man čia tų metų. Nes jeigu ne tu pats, tai kiti tau primins atėjus tavo gimtadienį ir tave pasveikins. Galų gale kiekvienas turime dokumentą asmens, pasą, tapatybės kortelę, kuri nori, nenori, primena. Kiti mintinai žino, kad jeigu esate vyras, jums kodas prasideda skaičiumi 3, jeigu moteris skaičiumi 4, o po to eina data. Ir tiesiog žiūri į tą kodą ir tau primena tavo gimimo datą. Suprantame, kad pragyventi šioje žemėje mums pasilieka vis mažiau ir tas vadinamas tariamas naujumas vis blėsta, nes mes senstame. Mūsų fizinis gimimas patalpina mus į laiko apribotus rėmus,
kuriuose yra tiek pradžia, tiek pabaiga tie rėmai. Ir kai jau persiritusiai Dievas duoda, persiritus į antrą gyvenimo pusę, gyvenimo šiame pasaulyje pusė vis prasmingesnis tampa, toks gerai plačiai žinomas lotynų kalbos posakis memento mori, atsimink, kad mirsi. Tai yra svarbus toks terminas ir šis posakis plačiai buvo vartotas viduramžių krikščionybės teorijoje, praktikoje, vaizduojant mirtingumą, pabrėžiant žemiško gyvenimo laikinumą, tuštybę, laikiną turtų ir siekių pobūdį, viso to, kas yra po saulė. Ir štai kai Jokūbas savo laiške sako, juk jūs nežinote, kas jūsų rytoj laukia. Ir kasgi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Taip, kai mes esame jauni, ten mokiniai, studentai, mes nemastome, kad mes garas, kuris greitai pranyksta, oi, kokius grandiozinius planus į priekį turime. Tačiau po to su metais išminties vis daugiau ateina į mūsų širdį. Ir supranti, žmogau, kad iš tikrųjų tas gyvenimas palyginus su amžinybė yra toks garas. Ir kitam toji gyvenimo styga kartais ir labai greitai gali nutrūkti ir nesulaukus tosios žilos senatvės. Ir tai realybė viso to, kas vyksta po saulė. Gimimas, gyvenimas, mirtis ir po to didelis klaustukas. O kasgi po to? Gal nieko daugiau nėra? Ar taškas. Ir jei tik būtų toks gimimas, kuris leistų mums gyventi ne laikiną gyvenimą laikiname pasaulyje, bet suteiktų galimybę gyventi amžiną gyvenimą, amžinoje karalystėje, ne šio pasaulio karalystėje. Ir toks gimimas egzistuoja. Jis yra. Jis vadinamas naujų dvasiniu gimimu. Ir šis dvasinis gimimas jau ne laikino gyvenimo laikiname pasaulyje pradžia, bet tai jau yra amžino gyvenimo Dievo karalystėje pradžia. Kai Nikodemas atėjo nakčia pas Jėzų pokalbį svarbiam, norėjo išsiaiškinti svarbius klausimus, viešpats Jėzus pasakė, kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Naujas gimimas, kitoks gimimas, nieko bendro neturintis su fiziniu gimimu. Kas gimė iš kūno yra kūnas, kas gimė iš dvasios yra dvasia. Taipogi Jėzus toliau sako Jono Evangelijoje. Ir štai prieš jūs dabar stovi kūną, matote kūną, rankas, galvą ir gimiau iš kūno, taip. Bet Jėzus sako, kas gimė iš dvasios yra dvasia. O čia jau ne kiekvienas žmogus gali pasidžiaugti, pasididžiuoti tuo, kad jis yra gimęs iš dvasios. Taip, tuo gali džiaugtis tie, kurie yra įtikėję viešpatį Jėzų Kristų. Taigi egzistuoja naujas gimimas, gimimas iš dvasios, kuris perkelia žmogų į amžiną Dievo karalystę. Ir šis naujas gimimas, jis niekada nepasensta ir net skaičiuoti nebereikia. Štai aš jau amžinybėje nugyvenau ten 30 metų. Net jau tai neaktualu. Ten, kur skaičiuojami metai, ten dar nėra amžinybė. Amžinybėje iš viso nėra laiko, tau net skaičiuoti nereikia. Tu jau amžinybėje esi. Ir visa tai prasidėjo nuo naujo gimimo, kuris turi pradžią, bet nebeturi pabaigos, niekada nepasensta, niekada nepabosta, niekada nepraranda savo vertės. Ir toks gimimas suteikia privilegiją būti Dievo vaikais. Evangelistas apaštalas Jonas sako visiems, kurie tiki jo vardą, kurie jį priėmė, kurie tiki jo vardą, jis davė galią tapti Dievo vaikais, kurie ne iš kūno, ne iš kraujo, ne iš vyro norų, bet kurie iš dvasios užgimė. Taigi toks yra naujas gimimas. Apaštalas Petras taipogi kalba apie tą naują gimimą ir apie tai, ką jisai mums suteikė, ką jisai mums yra paruošęs. Pirmame laiške Petro 1 skyriuje jis sako, šlovė Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris į savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir, įsiklausykite atidžiai, nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje. Ne čia po saulė,
ką mes gauname, bet kuris mums yra paruoštas ten, anapus, danguje, nenykstantis, nevystantis palikimas. Ir tame pačiame skyriuje, 23 eilutėje sakoma, jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos, gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžiu. Štai yra toks naujas dvasinis gimimas. Pamastykime, kiek jis mums yra brangus, kiek mes dažnai apie jį pamastome, įvertiname, apgalvojame, kiek mes trokštame, kad kiti patirtų šį naują dvasinį gimimą. Ar vis dėlto mes iki šiol visą dėmesį sukoncentruojame tik į tuos naujus dalykus, su kuriais susidurėme čia po saulė, šiame pasaulyje, kurie laikini, kurie nuvysta ir šiandien jis yra naujas, o jau rytoj jisai tampa senu. Ir kaip Paulius sako, rašydamas Korinto bažnyčiai, mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Taip, regimieji dalykai laikini, visa tai, ką mes matome čia po saulė, tai yra laikina. Tačiau egzistuoja ir neregimieji dalykai, kurie yra amžini. Tačiau žmogus yra tokia jau būtybė, ypač nupuolęs žmogus, kuriam sunku yra priimti, pasitikėti tuo, ko jis nemato, ko jis negali regėti. Tačiau būtent šie pastarieji neregimi dalykai, jie ir yra tie tikrąją išliekamąją vertę turintys dalykai, nes jie yra amžini. Taigi naujas dvasinis gimimas, kiek jis mums brangus. Ir kai mes vienas kitam tą frazę ištarėme su naujais metais, taip, tokį malonų išgirsti, toks palinkėjimas, tačiau ta frazė greitai nublėsta. Dar 1 metams, iki kitų metų. Po to vėl kelias dienas galėsime pasidžiaugti šią frazę. Tačiau pagalvokime, kaip skamba, kai jums pasako su nauju gimimu. Jo galime džiaugtis kasdien. Nesvarbu, kad ten apie 30 metų praėjo, man jisai nepaseno. Ir šiandien galite pasakyti man su nauju gimimu ir man tai bus džiaugsmas. Taip, kur aš šiandien būčiau, jeigu be šio naujo gimimo. Man jis nepasensta, man jis nenublėsta, man jis nenusibosta, nes jis turi išliekamąją vertę. Nes jis, tas naujas dvasinis gimimas, jis mane įvedė į naują gyvenimą. Štai dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, naujas gyvenimas. Taip, yra tas senas gyvenimas, kurį visi mes gyvenome iki įtikėjimo Jėzumi Kristumi. Tas gyvenimas, kuris yra regimas, kuris yra laikinas, kuris yra pilnas vargų ir visai neturintis tikrosios vilties. Tačiau yra naujas gyvenimas. Apaštalas Paulius sako, krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Naują gyvenimą. Taip ir vėlgi ne kiekvienas gali pasigirti naujų gyvenimų. Kiekvienas šiandien gyvenantis žmogus gali pasigirti, kad štai sulaukiau naujųjų metų. Taip, sulaukiau, laikinai kelias dienas pasidžiaugsiu. Tačiau naujų gyvenimų tikrai ne kiekvienas gali pasigirti, bet tik tas, kuris išgyveno naują dvasinį gimimą. Ta gimimą, kuris mus atveria mums kelią į naują, į amžiną gyvenimą. Ta gyvenimą, kuris yra Jėzuje Kristuje. Paulius rašo, sako, atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas viešpatyje Jėzuje Kristuje. Ir šiuo naujų gyvenimu mes galime džiaugtis vėlgi kasdien. Tai prasidėjo mano naujas gyvenimas ten prieš 30 metų. Oi, nusibodo, paseno. Ne, jis nenusibodo, jis nepaseno, jis nenublėso. Jis man ir šiandien yra kaip naujas, toks šviežias. Ir jis išliks toksai visada naujas. Ir niekada nepasens, kad užsigeiščiau vėl kažko tai naujesnio, nes tas jau paseno. Ne. Jis visada išliks tokiu, kokiu yra naujas gyvenimas, nesibaigiantis gyvenimas, kuris skirtas naujam žmogui. Taip, naujas žmogus, naujas kūrinys. Ir šis naujas gyvenimas skirtas būtent naujam žmogui.
kaip naujas gimimas, naujas gyvenimas, kuris yra iš Dievo, taip ir naujas žmogus, jis taipogi yra iš Dievo. Žmogus dažnai bando, svajoja tapti naujų žmogumi, ypač jei jam kažkas nesusiklosto gyvenime, kažkur tai paslydo stipriai, nuklydo kažkur tai nuo gyvenime tokiais neįtin gerais keliais. Sako, viskas, pradėsiu naują gyvenimą. Dažnai turbūt yra tekę išgirsti tokią frazę. Ir kiek tai pasiseka, kiek žmonių naujųjų metų išvakarėse pasiryžo nuo sausio 1 ten mesti gerti, mesti rūkyti, pradėti lankyti sporto klubą, pradėti ten laikytis tam tikros dietos. Tačiau statistika rodo, kad 80-90% viskas per kelias dienas išgaruoja tie visi planai tokie. Ir nes žmogus prigimtis tai išlieka ta pati. Problema yra giliau, širdies pokytyje. Ir jeigu pavyktų pakeisti kažką viduje, tu jau nelauksi, kada čia sausio 1 ateis, kad pradėčiau ten sporto klubą lankyti. Tu jau šiandien pradėsi sveikai maitintis, ar mesti gerti, ar mesti rūkyti ir panašiai. Nes su Dievo pagalba viskas yra įmanoma. Taigi, savo puolusios prigimties šiaip žmogus nepajėgus yra iš esmės pakeisti. Čia yra kaip, galbūt esate skaitę priešrinkiminę tokią reklamą, tokią humoristinę, vilkas atsistojęs prieš sakyklos ir čia susirinkusi minė rinkėjų, avių. Ir jisai sako, jeigu už mane balsuosite, mane išrinksite, pasižadu, tapsiu vegetaru. Ir be abejo, kad jis netaps vegetaru, nes jis yra vilkas. Jis nepradės ėsti žolės. Jis yra mėsėdis. Ir jis kaip jisai ėdė mėsą, taip jisai ir ės mėsą. Tame tarpe tas avis, kurios nubalsavo už jį ir išrinko. Sukurti naują žmogų gali tik tai pats kūrėjas, viešpats Dievas. Jau viešpats per pranašą Ezekielį Senajame testamente kalba apie tai, sako, duosiu naują širdį, naują dvasią, išimsiu iš jūsų akmeninę širdį, įdėsiu naują, savo dvasią išliesiu jumise, kad jūs galėtumėte gyventi pagal mano įstatus, sako viešpats. Taip, kai mes tampame naujais kūriniais, naujų žmogumi Jėzuje Kristuje, Dievo dvasia apsigyvena jūsų širdise, jis ne šiaip, kad, reikia, jūs pamilstate Dievo žodį. Taip, ta sena prigimtis kažkur tai savo partizaninį karą dar gali vykdyti, bet ji jau praranda savo viešpataujančią galę. Nauja prigimtis, Dievo dvasia, ji ima jūs vesti. Kaip ir raštas sako, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Dievo vaikai, kurie skiriasi nuo pasaulio vaikų, nuo piktojo vaikų. Apie tai kalba apaštalas Jonas. Tas, kuris daro teisumą, yra iš Dievo gimęs, Dievo vaikai, kuris gyvena nuodėmingą gyvenimo būdą, kuris myli nuodėmės, jis yra iš piktojo. Ir Jonas sako, taip jūs atskirsite Dievo vaikus nuo piktojo vaikų. Taigi Dievo planas yra nupuolusią, susiskaldžiusią žmoniją suvienyti savo sūnuje. Pagonys ir žydai, graikai ir barbarai Kristuje tampa vienu kūnu, broliais, seserimis. Toks yra planas. Toks planas, toks nuostabus dalykas įgyvendinamas per bažnyčią Dievo plane. Ir kaip laiške Efeziečiams parašyta 4 skyriaus 24 eilutė, tas naujas žmogus sutvertas pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Teisume ir tiesos šventume. Taip, yra žmogus, nupuolęs žmogus, taip, kurį nuodėmė sužeidė, išdarkė jo gyvenimą. Tačiau šis naujas žmogus sutvertas pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Prieš viešpaties vakarienę, brolius Ilija pabrėžė svarbią mintį, kaip mes dalyvaujame vakarienėje, ar tiesiog kaip ritualą priimame, ar vis dėlto permastome savyje, kaip man sekasi, kaip naujam žmogui, naujam kūriniui, sutvertam pagal Dievą gyventi teisume ir tiesos šventume. Teisumas ir šventumas. Siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties, sako laiško Hebrajam autorius. Visų pirma, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, sako viešpats Jėzus.
Taigi teisumas ir šventumas yra tai, ko mes kasdien, kiekviename žingsnėje turime siekti. Nors Kristuje mes jau esame išteisinti ir pašventinti. Tačiau mūsų tikslas, kad mes ir praktikoje, savo praktinėme gyvenime augtume tiek teisume, tiek šventume. Toks šio naujo žmogaus, naujo kūrinio Kristuje pašaukimas. Kitame laiške Paulius, kalbėdamas apie naują žmogų, sako, kad tas naujas žmogus toliau vis atnaujinamas pagal savo kūrėjo paveikslą. Pradžioje, kai Dievas sukūrė žmogų, jis sukūrė kokį jį? Pagal savo paveikslą. Pagal savo atvaizdą, pagal savo paveikslą. Ne tokį, kurį sukūrė pagal savo atvaizdą ir jis iš karto tenai toks buvo niekam tikęs. Ne, kai Dievas viskas sukūrė, sako, ir Dievas matė, kad viskas buvo labai gerai. Nuodėmė po to tą paveikslą sutepliojo, sutepė. Ir dabar štai šitas naujas žmogus, jis vėl toliau atnaujinamas, gražinimas į tą pirminį prarastą paveikslą, pagal savo kūrėjo paveikslą. Taigi šis naujas žmogus tai Dievo naujas kūrinys. Kaip raštas sako, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Atrodytų taip, tas pats kūnas, kraujo grupė nepasikeičia, kai tapome krikščionėmis, akių spalva nepasikeitė. Tačiau kita dvasia, naujas dvasinis kūrinys. Kaip jau minėjau, dar sykį prisiminkime, kai Jėzus sako, kas gimė iš kūno yra kūnas, kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ir žmogus pats iš savęs negalėtų tapti šiuo naujų žmogumi, naujų kūrinių. Negali žmogus pats save fiziškai pagimdyti, reikalingi tėvai, negali savęs ir dvasiškai pagimdyti. Už tai ir pasakyta, kuris gimęs iš Dievo, tik Dievas gali suteikti tą gimimą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų, kaip sako Jonas apaštalas, ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę, tie, kurie tiki jo vardą, per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Ir šis naujas kūrinys, jisai suteikia galę, suteikia motyvaciją savai kūną, kaip raštas vadina jį palapinę, kurioje gyvena mūsų nauja dvasia, mūsų siela, naudoti tą kūną Dievo savo kūrėjo garbiai ir šloviai. Jūs esate jo kūrinys, sutverti Jėzuje Kristuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto numatė jums nuveikti. Toks yra šis naujas žmogus, naujas kūrinys, kuris niekada nepasensta, niekada nenuvysta, dvasinė prasme, niekada nepraranda savo naujumo, bet priešingai toliau vis atsinaujina į savo kūrėjo paveikslą. Ir Paulius mums primena, sako, esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Naujas gimimas, naujas žmogus, naujas kūrinys, naujas gyvenimas. Ir šis naujas gyvenimas visiškai kitoks nei senasis. Tai Dievo vaiko gyvenimas. Dievo vaiko vedamo Dievo dvasios gyvenimas. Pamastykime apie tai, ką sako Paulius. Jis pirmame laiške Korintiečiam 2 skyriuje palygina dvi grupės žmonių. Tikinčiuosius, kurie turi Dievo dvasią, ir tie, kurie Dievo nepažįsta. Kūniškus, sielinius žmonės. Ir jis sako, kad kūniškas žmogus, jis gali tik apie kūniškus dalykus spręsti. Ir tai daugelį sričių nusikalba. Tačiau apie dvasinius dalykus gali spręsti tik tai dvasinis žmogus. Ir sako, jūs turite Kristaus dvasią. Ir jis sako, mes turime Kristaus protą. Pagalvokime, kaip kitame vertime mes turime Kristaus mintį, Jurėno vertimas. Arba Kavaliausko vertime, Česlovo Kavaliausko, mes turime Kristaus išmonę. Protas, išmonė, mintis Kristaus. Tai yra pradedame matyti pasaulį, vertinti taip, kaip Kristus jį vertina. Kaip Kristus vertina nuodėmę, kaip Kristus žiūri į neteisybę, kaip Kristus žiūri į karą, kaip Kristus žiūri į ginklavimąsi, kaip Kristus žiūri į šeimą, kas yra teisinga šeima, o kas yra neteisinga šeima, nebe šeima. Sako, jūs turite tokį protą, tokią išmonę, tokią mintį, dėka to, kad Dievo dvasia apsigyvena jumise, kaip naujame kūrinyje. Naujo žmogaus, naujo kūrinio nusistatymas, Kristaus nusistatymas.
Tai pasaulyje jis nebus populiarus, kuri nepažįsta Dievo, jis gali ir keikti, ir smerkti, ir teisti, ir nuteisti, ir pasodinti, izoliuodami. Taip, nes jūs turite Kristaus išmonę, Kristaus mintį. Ir šis Kristaus nusistatymas, jis taipogi vis atnaujinamas, vis stiprinamas mumise, jei tik mes ištikimai, pasitikėdami, sekame Kristumi, leidžiamės vedami jo dvasios, apie ką praeitą sekmadienį broliai Filija kalbėjo. Ir prisiminkime, sutverti pagal Dievą teisume ir tiesos šventume ir toliau atnaujinami pagal savo kūrėjo paveikslą. Naujas gyvenimas, naujam žmogui, naujam kūriniui. Ir šio naujo žmogaus, naujo kūrinio nebūtų be naujo gimimo, nuo ko aš pradėjau pradžioje, pati pradžia. Ir taip, prisimenant tuos Saliamono pasakytus žodžius, po saulė, nieko nėra naujo, tie žodžiai po saulė, tačiau žmogaus gyvenimas neturi apsiriboti vien tik tai tuo, kas yra po saulė. Dievas sukūrė žmogų amžinybei. Taip, raštas tai sako, toje pačioje mokytojo knygoje pasakyta, Dievas įdegė amžinybę į žmonių širdį. Tu gali to pripažinti, gali nepripažinti, bet tavo širdyje yra įdiegtas troškimas amžinybės. Štai kodėl tiek daug įvairių religijų pasaulyje, nes visi nori tikėtis, kad mirtimi nesibaigia viskas. Tačiau pats žmogus, kai sukuria savo religiją, taip, jisai nuklysta. Jam reikalinga, kad Dievas nurodytų jam kelią, kurio žmogus turi eiti, ir tai žinodamas, kur jisai eina, kad jis eina į amžinosius namus. Taigi, Dievas nori, kad žmogus priimtų iš jo tai, kas ateina ne iš šio pasaulio, iš anapus saulės, taip sakant. Tai yra iš paties Dievo. Gimę iš naujo, tapę naujais kūriniais, tapę naujais žmonėmis Kristuje Jėzuje, dabar mes esame, kaip raštas įvardyje, kaip svečiai šiame pasaulyje, ateiviai, piligrimai, keliaujantis taipogi visai naujų kelių, ne tuo keliu, kuriuo eina visas likęs pasaulis. Tai siauras kelias. Šiaip yra tik du keliai egzistuoja. Platus kelias, kuris veda į pražūtį, ir siauras kelias, kuris veda į amžinąjį gyvenimą. Ir Jėzus sako, tik nedaugelis jį atranda. Ir tai yra tas kelias, kuris nepriskiriamas visą tam, kas yra po saulė. Šis kelias yra iš aukštybių, šis kelias yra iš Dievo. Šis kelias atvertas mums per Jėzų Kristų, kuris pats ir yra tasai kelias, kuris pats ir yra pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Laiško Hebrajam autorius sako, broliai, dėl Jėzaus kraujo įgavę pasitikėjimo įžengti į šventovę naujų ir gyvų kelių, jo atvertų mums pro uždangą, tai yra per jo kūną. Ką čia laiško Hebrajam autorius sako? Per Kristų, per jo kūną, per jo auką atvertas naujas ir gyvas kelias. Tiems, kurie priima Jėzų Kristų, kurie įžengia į šį kelią. Šis kelias vadinamas šventų keliu. Apie jį bylojo, liudijo Senojo testamento pranašai. Pranašas Izaijas apie tai rašė, apie šį kelią. Vieškelis ten eis, jis bus vadinamas šventuoju keliu. Kas netyras, tas negalės jo eiti, jo keliaus tik atpirktieji. Ir tai Izaijas kalbėjo 700 metų prieš Kristaus atėjimą. Jo keliaus tik tai atpirktieji. Ir tai yra šventas kelias. Ir kur šis kelias veda, toliau Izaijas sako, kurios viešpats išlaisvino, tie sugrįš, įžengs į Sioną su giesme, vainikuoti amžinų džiaugsmų, linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liūdesys. Taip, tame kontekste buvo kalbama apie Izraelį, apie tą pažadą skirtą Izraelio tautai. Tačiau mes žinome, kad Dievo planas apima ne tik Izraelio tautą, apima visą žmoniją. Kaip Jėzus sako, turiu avių ir iš kitos kaimenės, kad ir jie ateitų ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas, ir tai apėmė ir mus. Taigi tai yra šviesos, tiesos gyvenimo kelias. Ir kaip svarbu, kad mes nenuklystume nuo to kelio, kaip lietuvių liaudės išmintis sako, nepamesk kelio
dėl takelio. Apreiškimo paskutinėje Biblijos knygoje, apreiškimo knygoje, 21 skyriuje, 5 eilutėje, štai ką sako Viešpats. Sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Taip, Viešpats sako, aš visą darau naują. Ir kai Viešpats kažką padaro naują, tai yra daugiau nei vien tik tai naujas dviratis, nauji batai, kurie po metų taps senais ir vėl reikės naujų. Tai yra kažkas tokio naujo, ko šis pasaulis negali pasiūlyti. Tai kažkas tokio naujo, kas visada išlaiko savo tą naujumą, savo vertę. Naujas gimimas, naujas žmogus, naujas gyvenimas. Visa tai iš Dievo. Ir Viešpats sako, šitie žodžiai patikimi ir tikri, kad jis yra tas vienintelis, kuris viską daro naują. Sugriuvusią šeimą gali atstatyti, žmogų praradusi viltį atstato, sukuria naują. Žmogus įpuolusi į depresiją, Dievas sukuria naują žmogų, kuris gyventų džiaugsme ir ramybėje. Jis yra tas, kuris daro visą naują. Naujas kelias, vedantis tikinčiuosius, atpirktuosius į naujus namus, amžinuosius namus, dangiškosius namus. Ir toje pačioje apreiškimo knygoje toliau mes skaitome, aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ir kam visą tai paruošta? Jums tai paruošta. Jeigu jūs išgyvenote naują gimimą. Taip, Viešpats ateina, jis ateis, tikrai, jis ateina ir pamastykime kiekvieną savo širdyje, ar esame pasiruošę jį pasitikti. Ir noriu užbaigti apaštalo Petro perspėjimu ir paraginimu, kad apmastytume, galbūt reikia kažką tai atnaujinti savyje, prašyti Dievo, kad kažką tai mumise pakeistų, atnaujintų, nes jeigu jau Viešpats atnaujina, tai jis tobulai atnaujina. Jis yra tas, kuris davė mums naują gimimą, suteikė naują gyvenimą, veda mus naujų kelių, kaip naujus kūrinius Jėzuje Kristuje ir jis mums, tiems atpirktiesiems, yra paruošęs naujus namus, amžinuosius namus, naują Jeruzalę, kuri yra mūsų viltis, mūsų sielos inkaras. O visa tai, kas yra po saulė, taip, pesimistiškai Saliamonas tai įvardyja, visa tai laikina, visa tai praeina. Kas šiandien nauja, tas jau rytoj bus pasenę, o galiausiai ir visai viso šio pasaulio nebeliks. Taigi paklausykime, ką apaštalas Petras sako. Viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangus praeis su smarkiu ūžesiu, stichijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalais sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventų gyvenimu ir maldingumu? Kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos ateimą, kai dangus suirs liepsnose ir stichijos sutirps iš karščio. Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas. Todėl, mylimieji, šito laukdami stenkitės, kad jo akivaizdoje būtumėte rasti, nesutepti, nepeiktini ir taikingi. Ir paskutiniai šio laiško žodžiai, todėl aukite malonę ir mūsų Viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos. Amen.